nustebau. Čia visiems. Žmonės, atsipūskite. Lietuva yra ir be Gražulių, ir be Gražulių. Aš noriu padėkoti organizatoriams, kad aš esu Kaune, nes šiuo metu aš gyvenu Vilniuje, bet Kaune aš gimiau, užaugau ir aš myliu šitą miestą. Ir aš tikiuosi, kad mama myli visus, nepriklausomai nuo lytinės orientacijos ir lyties tapatybės. O dabar... Pone Širko. Palaukit truputėlį. Pone Širko, mes matome Žalgirio arenoje netgi kelias palaikančių ir plojančių stovyklas prieš Vilnių. Taip, tai yra gana aštri tema. Ir ko gero toks ir buvo sumanymas pagaliau iškelti į dienos šviesą, tai apie ką visi tai pagalvoja. O dabar aš turiu paskelbti metų grupę. Petras Gražulis & Co. Ar čia yra tas zvokas? Ne, aš manau, kad jūs čia bandote atsikirsti bešlypintiems ir... Atsiprašau. Ir metų grupė Leon Skomov & Jazzu. Skamba oras, skrenda mintys, ir protas. Sveikina jūs. Metų grupės. Sveikina. Ko norite? Pažadėkite pagroti kitą metą Baltic Pride savo dainas. Labas vakaras visiems. Norėjau pasakyti tokį dalyką, kad iš tikrųjų nesitikėjom. Šiais metais nesitikėjom, bet žinot, kai ko nesitikė iš daugo. Tarkim, kai ko šiandien nesitikėjau iš tavęs, kai ko šiandien nesitikėjau iš jūsų. Aš labai noriu jums palinkėti visiems tolerancijos vieni kitiems. Ir aš užlipus ant šitos scenos pasakiau, kad Kaunas yra mano mylimas miestas. Prašau jūsų labai, nebandykit pakeisti mano nuomonės, nes čia kas ką tik vyko buvo labai neskanu. O aš noriu patikėti, aš noriu pasakyti visiems, kad muzika suvaidina viską ir aš noriu padėkoti mūsų tikriem gerbėjam tikriausiam, kurie tiki mumis. Mes dėl jūsų ir kūrėm. Ačiū jums labai, ačiū Kaunas, ačiū Lietuva.